pirmadienis 8 ryto. Na ir šalta šiandien. Tai pažiūrėsim, ar mašina užsikurs. O, prikepa jau duris. Tai laukia minus, kiek čia? 20. Minus 17. Nu, bandom. O. Pasirodo, minus 17 čia garažė buvo, nes laukia yra dabar rodo minus 2. Aš ir sakau, kodėl toks jausmas, kad minus 30. Senai taip nebuvo. Dabar atvažiavo tralistas. Reikia užkurt mašiną. Tikiuosi, akumas neišsikrovęs bus. Reikia užkrauti ant tralo ir vežti į servisą rinkt. Taip. Op. Ojei. Ojei. Kur čia klėma? Bats. Nu, belė koks bardakas čia dabar salonė padažymo. O. Raketa. Rėdavo mašiną, žinai. Kaip čia su juo dabar važiuot? Atbulinė. Bam. Čia net bulinės. Tas veidrodis kaba čia ant galvos. Čia jūs, kad suprastumėt. O, dar lubos biškį spaudžia galvą. O. Bakst. O, dabar atbulinės. Veidrodžių nėra, nieko nėra. Gal kažkaip iš galo mašina yra. Nu, žodžiu, jeigu atsiremsiu, tai pajausi. Nu, kažkaip. Здорово. Даже, да? Туда же, на Варнес. Едешь на своей? Да. Едешь, но я сразу выпустил. Dirbom prie reikalų. Minutę padirbėjo garažą ir jau prieš gaisrą neįsijungė. Pirštai sušalo, nebejaučiau daugiau. Tralistas greitas. Spėjau išvažiuoti, tas jau išvažiavo. O, pasirodo net važiavo dar. Nu, nėra Vicioko, mes čia jau prie vartų. Tai gerai, ten pastatyk prie vartų, aš atvažiuoju, įsivarysiu šią į vidų iškart. Gerai. Op. Давай, цепляйте. Gerai, bent šilta vidų biškį. Nes neįmanoma būt laukia. A? Viršingai kapalai šildosi. A, rimtai? Šiluma ateina, pas juos šildomos grindys, pas mus lubos. Ne, tai pažiūrėk. Tai čia čia prišalo duris. Gerai, palauk, netidarinėk dar. Duok man minusinį atsuktuvo, nes ten bėgi nėra, raičego nėra ir man sunku įjungti. Važiuosiu prie pat vartų, tada atidarysi, kad čia vėsint chatą. Davai. Čia bijau prisilies prie rankenėlės, ranka neprišals prie jos. Здорово. 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 Ką, bandom atvažiuoti?
momentų nejaučiu tiesiog. O, dūmų yra, muzika belieka. Jie neprikliuoti yra. Nei priekis, nei galas, nes sutrukinėjusius buvo šitos gumos. Ir kad stiklą įdėti reikia iš pradžių įstatyti tas gumas. O gumų pirkti Lietuvoje, kaip mačiau, nėra, bet yra Lenkijoje, aš užsakysiu. Nu tai stiklą ant galo būtų įdėsim. O galinis? Galinis taip pat viskas. Irgi tipo reikia to. Jo, tokių gumų reikės. Pradėk nuo salono, lūbų reikia dėti. Aš atvešiu sparnus, bamperius, lempas, nu tokius, žinai, ką matai. Ir tada žiūrėsim, ko trūksta. Pala, bagažinė. O raktas viduj? Raktas viduj? Bagažinė reikia atidaryti. Pažiūrėti, kas ten yra. Čia va, kiek darbų dar. Moldingai yra, bet salonėje kažkur turi būti kažponkis. Padarytas jisai, žiūrėjai. Juodas, jo, reikia tik sudėti. Saloną galia dabar nėra atvešiu, apšifkės irgi atvešiu. Nu, reikia pažiūrėti, kodėl jisai dirba dar. Keistai kažkaip. Dirba gali būti dėl vakumo, nes ten trūko tada, kai dirbtuvėse atvežė visą mašiną. Tai kur eina šitas vakumas, čia turi su vožtuvu tokiu atbuliniu stovėti. Aha. Tai reikia čia to vožtuvėlio. Nu, reikia šlangos su to vožtuvu, nes gaunasi dabar, kad tas vakumas į puslę eina be to vožtuvo, nu, tipo atbulinis gaunasi ir net ant pedalo jaučiasi kažkaip. Ne. Jo. Dėl to jis geras. Gerai. Šitais varžtais tai vėl, karočiui. Ai, kur palei saloną viskas buvo? O, nu, čia daug maž parašyta, va, galas. Yra dėžutė su priekiu, man parašytas, va. Bamperį, nepaminu, kažkokią detalę atsukinėjom, skardą apatinę tą tokią, kur eina, pažinai. No. Ir ten vienoje vietoje stovi toks študukas. Jis man sakė, nufotkink, aš sakau, prisiminsiu. Va, žiūrėk, va šitas varžtas stovi su tokiu tarpu, tipo. No. Žinosi? Jo. Per patį centrą, karočiui, kažkokioje vietoje, jeigu matysi, kad kažkas negerai, tai stovi šitas. Taip, kad man rinkti saloną, tai man reikia rankinų, o dabar su tom rankinom tai čia klausimas, nes ten nėra tų gumyčių. Reikia tų gumyčių, būtų gerai. Nu gerai, aš paskambinsiu ten tam. Arba gal kažkas turi, užsakė, žinai, turi naujas tipo, tai jeigu naujas dėtų, tai tada užsakysiu. Nu. Tai pradėk nuo lubų, aš važiuoju. O dabar važiuojam išsinuomot kažkokį busiuką ir pasiimt visas detalės po dažyklos. Aš buvau palikęs, nes neturėjau kur dėti bamperius, sparnus. Bet galvoju, kad pirmą reikia užkast, nes laukia baisiai šalta, kažkaip tas šaltis daug mano energijos atima. Tai kol nepavalgysiu, aš dabar nieko nenoriu veikti. Tai pirmą pavalgom, o tada kipkim į darbus. Nu ką galiu pasakyti, draugai, jeigu jūs galvojat, kad filmuoti į YouTube yra lengva, tai galiu jūs nuvilt, nes kontentas man kainuoja ne tik nervų ir pinigų, bet ir vairuotojo pažymėjimų. Tai va, prašau. Tai sakykit.
Pipsiko, pipsiko. Ai, šito? Ne šito, va šito. Ai, va šito. Aha. Prišalės, biškai turbūt. Čia reikia. Tuoj pamėginsiu gal mašinai kažką. Žiūrėsim, ką turiu. O. Čia jis tiesiog atsisuka, jo? O. Labai ačiū. O, prašau. Ačiū labai. Prašau. Tai žodžiu, situacija tokia, kad važiavau dabar kelių, čia prie Lazdynų. Ir tik minutį paėmiau telefoną į ranką ir iškart prisistatė policija. Tai va toks va ir rytas. Dar 12 nėra, o aš, man atrodo, sugebėjau atsisveikinti savo vairuotojo pažymėjimu. Žiūrėsim. Koks čia dar bus nutarimas. Atims gal mėnesiui, gal 3, nes ne pirmas toks pažeidimas šiais metais. Armėn, pas jūs poryt baigė galiot pažymėjimą. Jo, žinau, Tai užsiregistravęs esu, labai ten eilės didelės. Jo, labai gerai, tada čia jūs protokolas. Jūsų antras kartas per metus. A, ne? Jūs vasario mėnesį praeitais metais buvot gavęs baudą. Dar nepraėjo Ai, metai. va, nespėjau. Jo, jeigu jūs iki vasario dar kartą už telefoną pagausim, jums atims teises. Jo, o jeigu vėliau, tai ne. Nu, vėl 60 eurų bus. Jeigu vėliau ne, bent iki vasario prasilaikyti. Nu, tai gerai, tai Gerai, man čia reikės jūsų parašiukų, kad pažydimus knygas gailį. Aš kaip tik mėnesių išskrendu, tai va, kaip tik tas laikas ir praeis. Ir antras parašiukas bus, va čia va, data šiandienos ir parašiukas. Ačiū ir stenkitės nebepažeisti. Gerai, ačiū viso. Žodžiu, pasisekė man. Fainos pareigūnės buvo, tai nežinau, čia dėl to, kad pamatė, kad filmuoju. Dėl to, ar šiaip iš savęs tokias. Nu, čia šito nesužinosim. Tikiuosi, šiaip fainos. Pažymėjimas liko rankose, neatimtas, nors čia jau buvo antras mano toks nusižengimas per šios metus. Nu, ne šios metus, o per metus bendrai, aplamai. Tai iki vasario mėnesio reikia datempt ir turėsiu vėl 3 gyvybės. Ar 2. Nu, žodžiu, esmė, kad turėsiu. Jau buvau biškai nusivylęs, galvojau, kad reikės atsisveikinti mėnesį su pažymėjimu. Bet ne viskas dar prarasta. Važiuojam toliau. Gerai. Telefoną reikia pirmą pasidėti, tada vairuoti. Nes jau nebegaliu feilinti. Viskas. Legaliai dabar. Važiuojam. Op. Oi, kaip šalta. Dar kartą. Užsikurs. O. Gerai, kad paliko vaką. Pagналį. Kur dalis? Visur po biškį? Nelimpa prieš tos plasmasės niekas. Ir ką reikia daryti? Dabar iš naujo nuskutau, sušveisiu dar geriau ir bandysiu iš naujo. Nu. Tai nešam, ką turim. Gal daugelą meško. Padėsi iškraut. Naročiai šitą apačią priekį. Per galą gal.
Salono rankinėlės visos. Važiuoju dabar pas mane kitoj mašinai. Atvešiu šiandien. Kaip sekasi? Šitų ieško glumelių, nes negalėsim surinkti durų be šitų. Gerai, važiuoju dar atvešiu, ten tau kiti dulito busą reikia atiduoti. Palikau busą. Reikia užsisok greitai paimti atsigert ir lėkti iki kitos vietos, kur kita mašina stovi ir joje guli likutis kitų dalių. Aš nežinau, ar čia tik man taip sekasi, visada užeini į degalinę pasiimti kažkokį, nežinau, vieną gėrimą, kažkokį vieną prekę ir galvoju, grinai, vat, ant greičio užšoksi, o užeini ten kaip visada 30 žmonių stovi dešrainių laukia. Toks jausmas, kad į restoraną atėjo. Ir kiekvieną kartą, čia suprašiau, kad vieną kartą atsitiktų man metuose. Tomu užsives ar ne? Abejoju aš, kad užsives iš tikrųjų. O. Neužsiveda. Neužsiveda. Turit boosterį? Čia. Nu vis tiek ne. Ką, bandom dar kartą? Nu, davai. Kurkis to. O, pagaliau. Užsikūrė pagaliau, prasivalėm sniegą. Tai kaip ir sakiau, čia irgi Alpinos detalės salono, visokios smulkmenos. Bagažiniai dar kažkiek jį turėtų būti. Op. Žiūrėk. Čia maldingai. Rankenos. Krenta čia kažkas. Maldingas. Čia irgi. Čia ir. Dažyti jie. Nu, restauruoti. Ir čia po stiklu, po valytuvais. Nu, tai po valytuvais visiems čia nedėsim, čia jau kai stiklą pakeisti. Jo. Tai kol kas va tiek dalių. Ai, va. Šitas ir nuo bėgių. Tai va, tai žiūrėk, ko dar trūksta. Tai parašysiu, jeigu ko dar trūksta. Nu, gerai. Čia mašina buvo pilnai neseniai perdažyta ir buvo pilnas kėbulo dažymas, mes ją buvom išardę aplamai iki nulio vos, čia nieko nebuvo, viskas buvo išardyta. Tiem, kas nesuprantate, galiu pasakyti, kad jūs suprastumėt, paimti kažkokią naują mašiną iš Amerikos, sudaužytą, surinkti yra žymiai paprasčiau, daug kartų, negu paimti sveiką automobilį, kaip šiuo atveju iš Japonijos atvažiavo, bet seną, nes senam reikia pakeisti absoliučiai viską. Jeigu tu nori idealios mašinos, nu viską, kiekvieną gumytę, kiekvieną aplinko rankinos gumytės, varžtukas ir taip toliau. Čia nuo senumo realiai susinešiojo viskas, tai tu negali palikti, pakeisti, pavyzdžiui, persiūt sėdynės, bet palikti vairą arba, nežinau,
perdažyti vieną sparną ir palikti visą kitą kėbulą. Nors jinai nebuvo surūdijus, bet ta spalva jau buvo išblukus. Perdažius tik vienas duris, tai jos labai skirtusi nuo viso kito kėbulo, tai tiesiog kitų variantų nebuvo. Tas pats ir po kapotu. Atidarai, kaip ir viskas gerai su to varikliu, užsiveda, važiuoja, bet tu turi pakeisti. Čia, aišku, dar nespėjom, kai ką pakeitėm, kai ką ne. Tu turi pakeisti visas šlangutės, jos nuo senumo yra įtrūkusios. Pavyzdžiui, o čia toks dalykas irgi, va, kaip ir sveika detalė, bet va, man nepatinka, pavyzdžiui, kad va, čia yra toks, kaip ir apsinešęs rūdžių. Tai irgi reikia ištraukti, atsimėliot, padažyti, pastatyti atgal. Kiekvieną gumytę, kiekvieną plasmasę, kuri prarado savo jau grožį, reikia atstatyti lygiai taip pat ir pastatyti atgal. Čia, aišku, po kapotu nusiplaus, viskas blizgės, bet iki to dar irgi čia toli. Ir dar viena iš bėdų senų mašinų rinkime yra tas, kad pavyzdžiui, tu nusipirki naują mašiną, tai ten viskas su ja okei, tu ten, tarkim, ardai galas daužtas, ten tau reikia bamperį nuimti, tu nuimi, uždedi, viskas ten yra gerai. Su senu yra viskas kitaip. Tu nori kažką nuimti, pavyzdžiui, bamperį nori nuimti, tai tau lūžta nuo senumo visos plasmasės, nori moldingus atkabinti, dabar čia jau nėra. Tai kai atkabini, tiesiog tos plasmasės po tiek metų ant saulės buvimo, ant tiek jau yra susilpnusios, kad jos realiai įtrukinėja iš visų kampų, kaip tu jos nepaimsi ir kaip nebebandytum atsargiai nuimti. Aš jau pats įsitikinau, kad neįmanoma tiesiog. Taip pat ir su moldingais, tu jos nuimi, lūžta visos šponkytės. Salono detalės. Pavyzdžiui, reikėjo išardyti lubas, kad lubas išardyti reikėjo nuimti šoninės stojkės. Tu jos bandai atsargiai, bet ta plasmasinė jau tokia pasidarė kaip plastilinas, minkšta. Tu tik biškį prisilieti ir viskas, pradeda viskas lūžti, lūptis ir taip toliau. Tai, atsakau, čia su senom mašinom yra savų tokių niuansų. Prieš pradedant daryti, jeigu norėsit įsigyti, įvertinkit ir šitos bairius. Nėra taip, kad pasiėmė, čia vieną kitą dalyką pasikeitė ir viskas. Konkrečiai šiuo atveju su šito BMSu, tai jisai čia kiek paimnu 8 ar 7 metų, tai su dalių ieškojimu irgi yra problemų, tai kur įmanoma pirkti naujų, tai mes pirkom naujų, bet tokių dalių irgi, galima sakyti, nėra. Tai dabar yra problema su gumom šitom po stiklu, čia dabar stiklas yra nepriklijuotas, pradžiai turi įsidėti guma ir tada ant viršaus turi įsidėti stiklas. Tai tos gumos, kad jūs suprastumėt, kainuoja kosmoso. Komplektas į priekį kainuoja 800 eurų. Ir tiek pat kainuoja į galą. Tai mokėti 1600 eurų tik už kažkokias gumas, tai įsidėti stiklą, tai čia absurdiškai yra. Bet kai nėra pasirinkimo, tai neturi kur dėtis, tenka pirkti ir tokiom sumom. Daugiausiai dalių nukentėjo, aišku, prieš dažymą, kai mes bandėm ardyti mašiną, nes tu turi pilnai išardyti iki nulio. Tai visokiausios smulkmenos, ten, pavyzdžiui, apiplovimas, nors bandėm, labai aš pats asmeniškai bandžiau labai gražiai nuimti viskas. Pradedi tik spausti į tą tam tikrą vietą, kur reikia nuspausti, kad ištraukti, tai jis tiesiog nutrūko tą plasmasę. Ir va tokių momentų čia buvo labai daug. Centrinė konsolė atrodo toks paprastas dalykas, tu ją nori išimti ir prašau. Tik prisilieti kažkur, čia sulūžta, tada čia va sulūžta, tada va čia va. Štai čia biškį tik prisilieti ir iškart skilsta visur. Išsiunčiau žmogui, kad ieškau šitos detalės, nes faktas, kad mes jos naujos niekur nenupirksim, nes jūs jau senai negamino. Tai o toks jo buvo atsakymas. Žiūrėk, aš galiu pažiūrėti tą kampą, tos konsolės, ta prasme, gal geresnė, bet žinok, jo lyga yra tie, būtent šitie kampukai nulūžta, jie labai trapus. Tai va, tai apie ką ir šnekėjau. Kai kurie dalykai užtrunka labai daug laiko. Negali planuotis laiko, niekada nežinai, kiek tu užtruksi. Kai kurie dalykai atrodo tokie paprasti ir neturėtų kelt jokios problemos, bet jie kelia. Darbų stadija yra tokia, kad negalim kai kurių dalykų rinkti toliau, pavyzdžiui, vidaus, nes
nėra gumyčių. Čia stovi rankinėlės ir aplink jas eina tokios gumytės. Jos eina kartu su rankinėlėm. Tai aš juos užsakiau naujus. Bus tik tai kažkur sausio 15-18. Tai kol jų nebus, negalim pilnai surinkti durų. Žymiai daugiau investicijų ir darbo ir krapštumo reikalauja senos mašinos negu naujesnių metų daužtas. Tai va tokia va ta ir Alpina. Nebūtų čia Alpina, tai mes niekada ir negaištume savo laiko dėl šito seno Simako. Bet kadangi čia Alpina, jos vertė su metais tik tai kils. Kiek žinote, Alpinų gamyba jau baigėsi ir visos šios mašinos su laiku tik pradės brangti. Tai kas dažiūrėjote iki šio momento, nepatinkim paspausti ir patinka, padėkim kanalui augti, tuo pačiu užmotyvuokit mane kurti jums toliau tokį kontentą. Kad ir jums būtų įdomu, sugalvojau tokį dalyką. Sekančiam epizode paskelbsiu konkursą susijusi su mano Mercu 2 GZ prasivažinėjimu. Tai nepamirštam paspausti subscribe, kad nepraleist kito epizodo, o kitam jau plačiau papasakosiu apie dalyvavimą ir kaip nugalėti. Galiu pasakyti tik tiek, kad laimėtojų bus daug. Manau, vasarą kas savaitę bent po vieną žmogų pravešiu. Tai va, tai čiau draugai, iki kito karto.